Automobilio sukimo jėgą ratams perdada judrus kryžminių lankstų sujungimas arba kardanas. Parodysime, kaip tinkamai gaminti kardanus. Laikantis reikiamų matmenų, nupjaunamas vamzdis. Kardanams naudojami specialūs besiūliai vamzdžiai. Tinkamas vamzdžio pasirinkimas labai svarbus, kadangi vamzdis ne tik sujungia kardano elementus, bet ir veikia kaip saugiklis, kuris neleidžia įvykti tolesniems transmisijos lūžiams. Jeigu stringa kuris nors transmisijos elementų, arba automobilis tiesiog užbuksuoja. Vamzdžio galas nutekinamas tam tikrų kampų, paruošiant vietą suvirinimo siūlei. Po to šie vamzdžio galai pakaitinami ir supresuojami su jau sumontuotomis detalėmis. Tada kardanas įstatomas į suvirinimo stendą ir išlyginimas. Kad būtų maksimaliai išvengta kardano persimetimo virinant ištrižai 4 vietose, atliekamas suvirinimas taškais. Suvirinimo antgalis nustatomas reikiamų kampų į kardano ašies liniją, sureguliuojanti tinkamą srovės stipris, įtampą, kardano sukimosi greitis ir pradedama virinti. Suvirinimo metu visiškai apsisukęs kardanas sustoja ir pasisuka atgal tam tikrų kampų. Tokiu būdu užtikrinant suvirintos siūlės tikslų suleidimą. Po to kardanas ataušinamas ir perkeliamas į išlyginimo presą, kur patikrinama geometrija. Jeigu atsiranda persimetimas, jis išlyginimas iki minimumo ir kardanas perkeliamas į balansavimo stendą. Balansavimo stende nustatomi konkretaus kardano parametrai ir atliekamas tikslus kardano balansavimas. Siekiant išvengti kardano disbalanso, balansuoklio parodytose vietose pritvirtinami atsvarai. Po balansavimo pakartotinai tikrinami kardano parametrai, jam suteikiamas eilės numeris ir jis perduodamas dažyti.